Sveiki, testuosim su Hiromaidu. Jau buvo pas mus kanale 1006, 10 tūkstančių dar netestavom. Tai unikalus to, kad gaminti ten pagal kažkokią unikalią technologiją, kur laikoma 20 metų brandinami akmenys. Tai ir magnio oksidas rišiklis. Įpakavimas toks, nagura valymui su tokia plastikinė dėžutė. Ribotas leidimas padarė vieną partiją ir daugiau nebegamins, bent jau taip žada. Tai, aišku, mes tikim. Tai 10 tūkstančių atrodo taip. Bandymas padaryti tokį natūralų akmenį iš sintetinių medžiagų. Aliuminio oksidas abrazyvas, aišku. Čia visą tą rašo istoriją, kaip jie gamino. Nagura aliuminio oksidas 500 valymai rašo. Susistabdykit, kam įdomu, skaitykit. Bilietų imsim kamisolę, kur praeitą kartą neišėjom iki galo, iki viršūnės, tai tuo pačiu ir pataisysim tą defektą. Tokiu būdu nepaliksim. To mes nepaliksim, taip, irgi dėžutė tokia pati, 1000. Mirkyti jums nereikia. Pažiūrėsim po mikroskopą, aišku, kaip visada, tai kada testuojam. Atsakas taip švelnus, nes labai švelnus, gerai dirba ir gana greitai. Kaip 1000, tai gana toks negrubus, palyginus su kitais. Priekį mes neišėjom, tai aš akcentuoju būtent į priekį, daugiau spaudimą perkeliu, kad mes pasieksim. Labai nedaug betrūkų, tai ilgai mes nedirbsim, tiek kad pažiūrėt, kaip akmuo. Pakaks. 1000 po mikroskopu. Svarbu, kad pasiekim viską, ką reikėjo, viršūnę. Atrodo, aišku, geriau nei po daugumos 1000, aišku, negilūs įbrėžimai, kažkas panašaus į Sigma, Select 2, kur praeitą kartą testavom. Aišku, užvartas nenaimiau, tai jie ir matosi daugiausiai. Sekantis 6000. Kitokių nėra, 1006 ir 10. Yra dydžio 2 variantai, čia mažesni, nes šiaip tai brangus akmenys labai. Paėmiau šios mažesnius. 6000, kaip ir turi būti, šiek tiek teršiasi. Reikėtų gal pašiaušti, arba mes galim paimti nagurą natūraliai, kad padaryti kažkiek suspenzijos. Ir ką pačiam paruošim paviršių. Mes jau naudojau jį, bet nedaug, tai sunku pasakyti, nes būna dažnai ant naujų akmenų, kad paviršius sukėpęs toks, su mažai abrazyvo, tai dėl to jis nedirba taip, kaip turėtų. O tokiu būdu arba su suspenzija, arba tiesiog nuėmus tą paviršių,
kad ir su tuo akmeniu, kuris komplekte yra 500 lyginimui. Nu, jums, aišku, po 1000 pėstų taip švariai dirbančio, tai ne problema, iš 6000 susitvarkys, aišku, pagėdautume jo padirbėti. Nu, sukinėti, aišku, naudinga, nes tada akmuo lygiai dėvis. Ir visą paviršių naudot yra pagėdautina. Dėl tos pačios priežasties. Minkštas, gana minkštas akmuo ir dirba švelniai. Sigma Select 2, tos praeitą kartą testavau, tai ten suspenzijas įskiria, tai dirbti paprasčiau netgi. Tai dabar nuplausiu ir užbaigsiu būtent ant akmens, kad matytumėm, koks jau finišas, kad neiškreipytų mums vaizdą nagurą. Kaip atrodo finišas, būtent po paties akmens. Jau turiu tokią savybę. Ar jį išnyks su laiku, nesu tikras, nes šiaip jau šiek tiek dirbam su juo. Nekritiškai, aišku, dirba, kaip matom, gana sparčiai. Pastoviai vandenį su magnio oksido rišikliu, tai neva, šeftonai, pastoviai laikyti vandenį jų negalima, nes yra tikimybė, kad suskilinės. Dažniausiai tai paviršiai tokias linijas atsiranda, jūs netrukdo, bet gali būti ir blogiau. Reikia išdžiovyti po darbo šiaip. Pastoviai vandenį laikyti negalima. Na, jeigu nuolat, aišku, laikot, profesionaliai to užsiimat. Reikia turėti omeny, šiaip tai žmogus, aišku, nelaikys. Aš jau čia ilgai labai. Tas po 1000 dėl tų 6, tai reikėtų kurie tarpinę variantą. Bet nebūtinai. Nuvalysim. Ir patikrinsime, kaip tuo pačiu plokštumus. Nėra idealiai plokščios, kaip matom, yra duobės. 1000 geriau atrodo. Nuplaunu. Pažiūrėsim, kaip dabar dirbsim. Nu, jis vis tiek teršys, kaip matom, jis toks ir bus. Jam nelabai kas padės. Dirba gerai, bet yra tokia nemaloni savybė. 1000 tų nesargat. Skaitysim. Taip, ne taip tragiškai, bet šiek tiek. 6000 po mikroskopu. Nu, viskas gerai, nuėmė visus tos griovelius nuo 1000. Atrodo gerai, viršūnė pasiekta, tai viskas puikiai. Sekantis, paskutinis 10 000.
Pabandysime iš karto. Matom, tokie nelygumai spalvos yra kažkokie. Nu ką, irgi toks minkštas, švelnus darbas. Būna, aišku, ir vienas minkštesnių, bet aišku, yra tie pusiau natūralūs, tai dar minkštesni, bet čia taip labai malonus darbas, švelnus. Spėju, kad net gal nusiskust po jau pavyks. Pažiūrėsim, koks gausis finišas. Galbūt nelabai agresyvus, kad teršiasi, nu ką, žinau, tokia, kad tai jau taip kažkoks revoliucinis sprendimas, tai negaliu pasakyti, kad nu, pažiūrėsim, koks finišas gausis. Jie iš tiesų verti tiek, kiek už juos prašo, tai tie geresni už kitus, nu, sunku pasakyti. Nu, kaip 10 000, tai jis gana daug nuima, gana sparčiai dirba, net labai sakyčiau. Metalo daug nuima, tai reikia turėti omeny, kad metalas tai kietas, tik tai toks kvadratas, stačiakampis yra, o čia pentis yra minkšta, tai tas metalas gali, būtent iš penties jis taip gali nesuminkštų, tai dar reikia su pelės pabandyti, tada bus aiškiau. Arba šiaip Lietuva, nes kamisolių tai visų tokia struktūra. Ašmenys kieti, o apvadai minkšti, pentis. Nu, tai dar greičiau nusims. Visi griaukelius nuvalysim tokiu būdu. Nu, kampus užupuojam. Dėl viso pirto lyg ir neagresyvus, bet įsipjaut labai lengva, kada daug metalo nuimam, jie tampa. Neblogai, nesivalo, palyginus nesunkiai. Yra toks lipimas, lempa, kaip prie natūralaus gero akmens užbaigimui. Tai tikimės, kad užbaigimas gaus. Nu ir pabandysim dabar, kaip užbaigsim. Kaip ir priklauso. Mažu kampu, kad gautumėm finišą koks įmanoma geresnis. Išlyginti ašmenis, nuimti visus griauvelius. Ir viskas pagal fenšują, aišku, vandenį viskas kaip turi. Po mikroskopu 10 000. Gerai viskas, ašmenys gražūs, švarūs, smaražiai tokie nežymus labai yra. Nu, bandom nusiskust ką nors tokius
Laisvai kabančių nenori kabint. O šiaip tai pernelyg agresyviai, nes vis dėlto nėra švelnumo, tai skustis noro nekyla visiškai. Tai mes dar pabandysim su Nagora. Gausis gal švelniau, tai gausis. Tai. Bet skustis tai aš tikrai nebandysiu, nes tikrai nieko nesigavo. Tu sakysim, kaip kotikulo kažkas panašos, pernelyg agresyvų. Po daugumų sintetikas kaip yra. Nagoras sušvelnins darbą, padarysime, pažiūrėsim ar įmanoma kažką pasiekti ir pabaigsim suspenzijas turbūt. Taip gaunasi mažiau agresyvus, mums reikia sumažinti agresiją šiek tiek, kad skustų žodžiu nepjautų odos, nebūtų agresyvus odai, nežalotų. Nestumdom suspenziją, stengiamės, kad po švinim patektų. Sukam judesiai tam labiausiai tenka. Suspenzija turi dirbti, ant akmens, o nestumdyti į priekį. Priekį tai netgi abrazyvas šiek tiek būkina. Šiaip tai to reikia šiek tiek. Nepersisti. Suspenzija susigeria, jūs mažėja. Nuolat į akmenį susigeria, siekia yra poros kažkokius. Ir plius jis smulkėja, trupa, labai lengvai Nagora minkšta. Lengvai trupa ir toks laipsniškai pereinam į vis didesnį ir didesnį grūdėtumą. Tai kur reikia galandant, laipsniškai pereinam nuo grubesnį į smulkesnį. Ir aišku, užbaigiam tradiciškai savo judesiai mažu kampu. Nespaudžiam visiškai, sumažinam spaudimą iki minimumo pabaigoje. Gautųsi pasiektume maksimumą, ką įmanoma. Taip paliksim. Išvados nedirbsim, nes jau finišą matėm koks, pernelyg agresyvus gaunasi. Tai jums aišku gerai. Tai nėra gerai. Po mikroskopu su Nagora 10 000 su Ehiro Maidu. Neatrodys vis tiek kaip natūralaus finišas, jis kaip ir sintetinis, matosi griuvėliai. Žiūrėsim, kas gaunasi. Žiūrim, kaip skuta. Laisvai kabančių nenori. Skuta, bet agresija nedingo, pernelyg agresyvų, tai užbaigsim su natūraliu. Užbaigsim su Nakajama Keita. Viršūnė turbūt galima sakyti akmenų, pagal kainą, bet turbūt ir ne tik dėl darbo, bet ir dėl išvaizdos. Bet gerai, tokie švelnūs Britvai Keita, tai jie švelnesni už Asagę, minkštesni. Britvai finišas turėtų būti geras. Pažiūrėsim be Nagoras, kaip jis dirbs. Gana kietas, koks netoli 5, jau 4-8 galima duoti. Tai paimsim Nagorą vis dėlto, nes kietokas kaip Kietai. Kažkada šį testavau, bet nepamenu, nei koks jis, nei ką, seniai buvo dar. Žodžiu. Ir iš garso turbūt girdit, kad nėra minkštas. Geltona suspenzija tai nenūda. Iš jo paties irgi išmušė daugiau. Nagora toks miksas gausis. Iš
išlyginta, aišku. Tokias tos linijas, tokias šviesias, geltonas, jūs gomo vadinamas, jūs niekada nebūna toksiškas, jūs ir neabrazyvės. Tai jeigu akmuo būna, jeigu didelę dalį sudaro, tai jau nekas. Nes jūs neabrazyvus, bet už tai netoksiškas, bet toksiška, aišku, būna tokias rudas, čia įtartinas. Tokias gali būti, ta prasme, grubesnės nei lygias akmuo, ta prasme naudoju, netiesiogiai netoksiškas. Tai ką, Maido išvadas jau galima daryti, kad britų užbaigimai netenka tiesiog netgi su nagura. Tai šiek tiek teršiasi, šiaip gerai, dirba greitai, lyginis kitų greitumo, minkštas, atsakas geras, malonus, švelnus, kas jaučiasi greitai. Viskas gerai, bet britum ir aplamai, kas, tai turbūt geriausia tai buvo tie britų užbaigimai, skustis, su kuriuo nesiskutau, nes netinkamai užbaigiau tie Sigma Power Select 2, kur praeitą kartą testavom. Tai turbūt tie geriausi, ką teko matyti britum, kas tenka tiem su veikiu rezultatų pernelyg agresyviai gaunasi. Taip, kad mes net nebandysim skustis. Visai aišku, kad nieko gero iš to nesigaus. Po mikroskopu kitą plėsną gorą. Iškart matos kitas lygis ir švarumas ir finišas ir nėra ką, žodžiu, nėra ką lygyti aplamai, tai žiūrim, kas gaunasi. Taip kabančių nenori. Taip irgi skuta, bet nelabai nori. Nu taip ir turi būti panagoras, nes šiek tiek bukina. Tam yra švarus akmuo, tai mes ir užbaigsim dabar. Švaraus akmens. Turi gautis gerai. Gana kietas akmuo, tai netoli 5, kaip kitai, gal net 5 galima duoti retas atvejais. Gausis agresyviau, bet už tai švariau, irgi toks yra variantas, ne? Kuo švelniau skuta, tuo ne taip švariai gaunasi. Dirbam taip, kol pradeda lipti ašmenys. Dar padirbam kaip limpa. Lygina su akmens paviršium plienas. Daugmaž tampa toks vienodas, tai pradeda lipti. Ir klausom, ar visi ašmenys, kampai turi savybę nepasigalas. Ar visi pasigalanda, visas vietas. Tai klausom, rankom daugiausia klausom, nes iš garso nelabai ką suprasi. Vibracija kokia persiduoda jį. Ir nepenti klausom, būtent ašmenius, kas vyksta ant ašmenų. O priekis jaučiasi, kad dar grubesnis. Akcentą padarom tokį, tą vietą spaudimą perkeliam daugiau. Ir atrodo viskas tvarkoja, užbaiginėjam. Mažu kampu, gaunasi daug aštriau, lygiau. Nes pažiūrės, ne taip agresyviai jie ašmenys dirba, akmuo švelniau. Kuo mažesnis kampas, kuo švelniau. Ir švariau. Tam ir darom tokius juodesius. Vandenį šiek tiek geria. Ir tegu geria, o mus gaila. Negaila.
Kita po mikroskopu. Nu viskas gerai, matom tie išryškėja visi tie visi griuvėliai nuo ankstesnių akmenų. Čia tikrai ne akmuo tai padaro, jis tiesiog išryškina defektus, kurie buvo palikti, liko nuo ankstesnių akmenų. Tai mums svarbu, kokia viršūnė, mes čia nepoliravom augalandom, tai mums tai vienodai šviečia. Tai va, svarbiausia viršūnė švari, tai nuo to ir priklausys skutimas. Vaizdas toks. Žiūrim, ką jis nori daryti, ar nenori nieko, laisvai kabančių nenori. Gerai, taip vidutiniškai, nelabai agresyviai, nei švelniai. Ant odos perėsim ir bus gerai viskas. Perėjom su diržu kanajamą ir dabar žiūrim, kas gavosi. Nu, kaip šiek tiek agresyvūkai. Natūralu, kur reikėjo tikėtis, nes akmuo nėra labai švelnus, tai skutimas nebus toks. Bet už tai, priklausomai nuo nuotaikas, ko nori. Tai va, vaizdelis toks, bandysim skustis. Dėkui už dėmesį, iki.